Planas A ir planas B. Kas tas planas A ir kas planas B? Beveik kiekvieno žmogaus gyvenime kiekvienas gyvenimas yra suplanuotas. Kaip elgtis, kaip gyventi, ko siekti. Planas A pas mane visą laiką buvo kažkokia tolima svajonė, kurios aš galėčiau siekti, įdėti daug pastangų, energijos, bet jinai buvo labai tolima ta svajonė. Bet čia buvo planas A, kurio aš norėčiau tuo atveju, jeigu aplinkybės bus kažkokios susikloščiusios ir aš galėsiu savo pasvajoti apie tai. Daugelį metų aš taip gyvenau. Aš įsivaizduoju, kad tu lygiai taip pat turi tą planą A, bet dažniausiai jisai būna neišreikštas labai tiksliai, tu bijai pasvajoti apie tą planą A. Tai yra, kaip gyventi tą savo gyvenimą, kuris būtų wow, ta svajonė, kuri yra tokia, kur tu jauti širdyje, kad darosi šilta net pagalvos apie tai, kas būtų, jeigu tas planas A ir ta svajonė būtų įgyvendinama, einama link jos. Visi žmonės beveik paralyžiuoti, tos svajonės ir to plano A beveik pas nieką nėra. Ir visi laikosi plano B. Galvodami apie planą A, jie galvoja, okei, ten yra labai toli ir aš gal geriau pabijosiu pasvajoti ir pasiliksiu prie šito plano, kuris labai yra aiškus. Ta konstrukcija proto buvo lygiai tokia pati pas mane. Per gyvenimą ėjau ieškodamas įvairių iššūkių, sprendimų, eidamas per savo netektis ir skausmus, bet visą laiką giliai širdyje buvo, kad aš galiu daryti daugiau, kad aš neišreiškiu savo potencialo, kad aš negyvenu taip, kaip galėčiau gyventi. Ir ta formulė plano A visą laiką buvo, kad aš turiu padaryti kažką, bet protas neleisdavo net prisėsti, apibrėžti to plano A tiksliai, kad būtų aiškiai matyti, kas tai yra per viziją, kas tas planas A, kurio tu galėtum siekti. Nes šalimais buvo planas B, kurį visada pasirinkdavau. Tai yra tai, kas yra lengva, tai, kas yra protui suprantama ir kur reikia labai nedaug pastangų įdėti. Reikia tų pastangų įdėti, bet iš esmės tau yra žinoma. Protas nenori galvoti ir skirti energijos į galvojimą apie kažką, kas yra iššūkis. Planas A tai yra iššūkis, tai yra svajonė, į kurią reikia įdėti labai daug energijos, laiko ir visiškai negarantuotas, kad jinai gali įsigyvendinti, kad gali tau pasisekti. Ir tas baimės bijojimas, kad kažkas gali nepasisekti, leidžia tau ir leidžia prisimti tik tai planą B, ten, kur žinai, kad viskas saugu. Tai tada tu pasirenki ir aš pasirinkdavau darbus, kurie man neįdomus, kurie yra nuobodus, įkyrus ir aš pasirinkdavau dėl to, kad būtų saugu, kad aš gaučiau kažkokį tai atlygį ir ten vykdavo tas savęs nerealizavimas ir tokiu uždarytų būdu aš gyvenau. Tu gyveni lygiai taip pat, aš žinau šitą. Aš žinau, kad tu turi svajonę, kurios tu bijai. Bijai svajonės, todėl kad reikės įdėti pastangas. Ir ta vieta, kurioje tu sugebi įjungti tą mygtuką, kad nelieka plano B, tai ir prasideda tavo gyvenimas. Aš tai padariau, taip pasakysiu, prieš 2 metus nepilnus, kai nusprendžiau, kad pas mane nėra plano B, pas mane nėra atsitraukimo, nes protas visą laiką darydavo atsitraukimą. Aš turėjau planą A, jau jisai ganėtinai buvo išreikštas, tai yra kurti save ir atrasti save aukščiausioje savo versijoje. Kaip aš galėčiau gyventi laimingiausią savo gyvenimą, kaip aš galėčiau džiaugtis, kaip aš galėčiau būti finansiškai turtingas, kaip aš galėčiau turėti geriausius santykius, sveikatą, sukurti prasmę. Tai buvo mano planas A. Bet jisai visą laiką buvo baugus, nes nebuvo aišku apie kaip viską susidėlioti. Ir tada protas mane nuvesdavo. Žiūrėk, Dariau, tu čia kažką svajoji, viskas yra gerai, bet žiūrėk, tau reikia ir pavalgyti, tau reikia ir tą padaryti. Tai tu daryk tai, ką žinai geriausiai. Ieškok tai, kas yra tau suprantama, nes protui tai yra iššūkis. Tai didžiuliai energijos resursai reikalingi nugalėti protą. Nugalėti, tai karas su protu, eini kovoti su protu. Ir aš neturėjau tiek jėgų, kad jį nugalėti iki to momento, kai aš vieną dieną pasakiau sau, užtenka. Jeigu tu, Dariau, dar toliau eisi ir visą laiką ieškosi plano B, kad atsitraukti,
tu niekada negyvensi to gyvenimo, kurio tu nori gyventi, kurio tu sieksi. Ir aš pasirinkau, žinai ką, nežinomybę. Ir vienintelį planą A, kad eiti nežiūrint nieko, nežiūrint kritimų, nežiūrint, kas atsiras mano pakeliui. Mano tam plane A buvo labai aiški misija ir vizija. Tai yra, kad aš turiu sutvarkyti save. Sutvarkyti, tai yra išgydyti save nuo tų skaudulių, nuo tų vaikystės traumų, nuo tų netekčių, kurios vyko per mano gyvenimą, kurios ir mane laikė toje vietoje, kur aš negalėdavau ištrūkti iš to ribotumo. Ir kai aš tai padariau ir kai aš nusprendžiau laikytis tik plano A ir plano B nėra ir nebus niekada gyvenime, pradėjo eiti dalykai, kurie atrodė tuo metu neįmanomi. Atsirado žmonės, atsirado išmintis mano, kuri leido man tobulinti save ir ruošti tą programą, su kuria aš dabar dirbu, kuri tobulinama kiekvieną dieną ir su kuria dirbu kiekvieną dieną, tiek su savimi, tiek su žmonėmis. Tai planas B pas mane išgaravo. Nors kartais mane žmonės paklausia, o kas dar jau būtų, jeigu būtų? Ar tu tada galėtum tą ir tą daryti? Taip, aš galėčiau tą ir tą daryti, bet aš to nedarysiu, net negalvoju, net energijos tam neskiriu. Planas A yra mano svarbiausias gyvenime. Čia skiriu savo energiją, mokymasi ir tobulinimą. Šlifuoju tą meistriškumą, kuris reikalingas man dirbti su savimi ir su žmonėmis. Tada, kai tu neturi plano B, tu gali fokusuotis į tai, kas tau yra svarbiausia, į tavo viziją ir tavo svajonę. Jeigu tu dirbi darbą tik dėl pinigų, dėl tų skatikų ir bijai priimti iššūkius gyvenime, kad siekti savo aukštumų gyvenime, per asmeninį augimą, per asmeninį patyrimą, per skausmą, į kurį turi nueiti, tu gyvensi gyvenimą, kuris bus neužpildytas, nelaimingas. Tu visą laiką jausi, kad kažko tai tau trūksta, kad kažkur ne ten, kažkoks netoks darbas, ne tie santykiai, ne tu toks esi. Niekada to netrasi. Turi eiti savo svajonę ir turėti planą A. Tai tu pats pagalvok, jeigu tu visą energiją, vietoj to, kad prastumti tas valandas, kad gauti tas kapeikas atlyginimo, kad išgyventi, tu sugebėtum surasti galimybę skirti ekstra laiko savo svajonę ir išeidinėti į planą A tik tai. Pagalvok, kokios galimybės atsiveria pas tave. Tu gali pradėti gyventi savo gyvenimą. Aš padedu žmonėms išeiti į jų planą A, nepasiliekant plano B. Kad jie visą energiją skirtų ten, kur jie nori skirti, ką jie nori sukurti. Bet viso to esmė yra labai paprasta. Tai yra asmeninis augimas. Tai tas planas A yra susijęs su kiekvienu iš mūsų, su manim ar su tavim. Aš siekiu savo asmeninių aukštumų, kokiu žmogumi aš noriu tapti, ką aš turiu padaryti ir kokias savybės turėti, kad sukurti naują savo darių, kuris tada galėtų išreikšti save ir versle, ir prasmėje padedant kitiems žmonėms, ir santykiuose, ir finansuose, ir sveikatoje. Bet centras esi tu ir tavo svajonės. Kai tu pradedi dirbti su savimi, su savo sveikata, fizinė ar psichinė, su savo valios stiprinimu, tada viskas aplinkui keičiasi. Jeigu tu bandai pakeisti kažką išorėje, niekada nieko tu nepakeisi, todėl kad tai nepriklauso nuo tavęs. Priklauso nuo tavęs tik tai, kiek tu skirsi laiko savo. Neturėk plano B. Turėk planą tik tai A ir visom išgalėm, visom 4, per kraują prakaitą eik į tą planą ir tu pamatysi, ką tu pasieksi. Tai metai šlifuojamas darbas. Tai nėra metų programa, pusės metų programa. Tai yra didžiulis įdirbis, bet tu pats pagalvok. Jeigu tau yra dabar 25 metai, investuok tą laiką 3-5 metus į tobulinimą savęs. Kiekvieną dieną darydamas ir pridėdamas kažką tai teigiamo. Tu įsivaizduok, kas būsi po metų, po 2, po 5 ir ko tu galėsi siekti šitam gyvenimą, kaip tu užpildysi save. Tai yra neįtikėtini pokyčiai ir jie yra labai elementarūs, jie yra labai paprasti, bet aišku, tam reikia ir vedimo, ir žinojimo šiokio tokio, bet tam reikia ryžto gyventi gyvenimą tokį, kokį tu nori susikurti. Ne kad kažkas kitas sukurtų, o tu pats susikurtum. Todėl kuriu savo gyvenimą ir einu tuo keliu. Padedu kurti kitiems tą gyvenimą, kad jie eitų į savo svajonę ir siektų savo gyvenimo aukštumų. Vidutinybė tai yra bausmė. Jeigu tai paskendęs tarp vidutinybių, pats esi tenais, tu niekada nebūsi laimingas. Eik į ekstremalų ieškojimą savo svajonės ir į vienintelį planą A.
ir būk stiprus.